Dovana, tu pilnateisė savo energijų šeimininkė ir kiekvienas, kas su tavimi interferuoja, automatiškai patenka į tavo valdžią ir tampa tavo įkaitu. Pagal mano komandas visi, kurie su tavimi interferuoja, tau trukdo, bus pritraukti į šį kalėjimą narvą. Laikas jiems sustoja, jie negali daryti tau poveikį. Pasirodo visi nematomi. Tame fone aiškiai ryškiai šoną matai energetinį kūną nuo galvos iki kojų. Pasirodo visi kanalai, jei tokie yra, į visus interferentus energetinius kūnus. 1, 2, 3. Ir visi atsakingi už šios kanalus paimtukus čipus daviklius pasirodo narve kalėjime. 1, 2, 3 būtybės pritraukiamas į narvą, formuojasi kanalai. Matau vieną kanalą. Demoniškos struktūros atstovas. Nusiima kaukės ir hologramos, visos būtybės pasireiškia pirmo pradžio pavidalu atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Matau tą pačią būtybę. Ir virš šito interferento narvo atsiranda skaičius hercais parodantis jo lygį 1, 2, 3. 13. Demonus. Ir ką tu veiki demonas? Šypsosi. Ir ką tu veiki demonas šitam bilaukėjui ir prieš kiek laiko į jį patekai? Gražus skaičius 13. Man tik skaičius. Žmonės nelabai mėgsta šitą skaičių. Nu, žmonės gal ir prisivengia jų. Žinai, jisai juokiasi, žinai, ką jisai man parodo. Jisai man parodo lėktuvą. Lėktuvą, kuriame nėra 13 eilės ar tos vietos. Jisai juokiasi. Tai ką, mes dabar turėtumėm visi išsigąsti tavo 13 hercų ir išsiskirstyti? Man tiesiog juokinga. Na, man irgi juokinga. Gerai, pasijuoksim kartu. Aš uždaviau klausimus demonai. 13 hercų. Pakartok, ko tu klausi. Prieš kiek laiko jis patekai į šitą biolauką? Keletą dienelių. Ir kokiom aplinkybėm? Parodyk Vilmai situaciją. Žinai, jisai man rodo. Jisai man rodo, kaip jisai. Aš matau kavinę. Ir jisai šypsosi. Jūs nedrįstate atsisakyti. Ko mes nedrįstam atsisakyti? Nes įrodo situaciją. Kaip matau taurę. Taurę su gėrimu. Nu ir ką tu dėl to įėjai į jos biolauką? Palinksminti sugalvojai ją ar kaip čia? Nes įrodo tam kaviniai portalų ne vienas. Ir tiesiog jisai gaudo tokius momentus. Ieško aukų? Ir jisai rodo ir tą situaciją, kaip nei nelabai nori, bet jisai juokiasi, kad jisai pažaidžia. Tiesiog pagauna tą emociją žmogaus. Jie šalia visur, kur alkoholis. Tai jau instrumentai. Betonos vibracijų dažnis 18, o tavo tik tai 13. Kaip tavo komfortiškai jaustis jos biolaukė? Kai jinai pakelia dažnį, aš išeinu. Kai nuleidžia, aš grįžtu. Jinai mėgsta piktintis. Taip ir ieškai progų, kaip įeiti. Jūsų matricoje. Teisingiau mūsų namuose. Dabar tiek žemų vibracijų.
kad jūs verdate juose. Kas tiesa, tas nemelas. Nors tai rodo man tiesiog toks minčių formų kratinys. Tai kas vyksta pas mus bendram tam informaciniam lauke, straipsniai, televizijos, man tiesiog rodo. Ir kaip žmonės piktinasi. Baimės energija. O jūs, demonas, prisidedat prie šitos neigiamos informacijos skleidimo? Ir be mūsų yra kam skleisti. Mes tik pagauname vibracijas. O kai pagauname, mes galime paaštrinti. Tai jūsų pasirinkimas. Nu, supratau. Jumise ir pliusas, ir minusas. Jūs renkatės, ką generuoti. Nu, tik tai mums gerai, kad pliusų daugiau negu minusų. Pas tave atvirkščiai, kaip suprantu. Demonas turi pliusų pas save? Kiek procentų? Turiu. Ir procentaliai kiek užima iš 100% tavo energijos, plius teigiamas, kita neigiama. Kaip Šiuo pasiskirščiusi metu 14. teigiamus energijos. Nedaug, Taip. nedaug tikrai. Ir kur toliau vystysis demonas? Toliau neigiamai struktūrai? Kol kas mane tenkina ta struktūra. Mhm. O O kodėl tai? tu nepameni laikų savo Nu, minuso energijos. kadangi mūsų atmintis ištrinta, tai aš dabar nepamenu. Nejaugi. Nu, detalių tikrai neatsimenu. Jisai Gal... bando rodyti tavo. Jisai rodo, aš matau tokį, kaip jis bando vizualiai parodyti vaizdą. Pliusą ir minusą. Tiesiog matau tokį kaip apskritimą. Ir procentai kaip keičiasi. Ir per tavo vieną iš tavo gyvenimų. Riba tavo buvo labai plona. Mhm. Iki negrįžtamumo taško. Bet pavyko atsilaikyti kažkaip tai. Išsilaikyti teigiamai pusiai. Teigiamai energijai. Jisai taip tyliai ir nelabai aiškiai mintimis perdavė, tau pasisekė. Man pasisekė. Ar aš padariau teisingą apsisprendimą? O kas yra teisinga? Kad išlikti teigiamoje Šitame. energijos pusėje. Ką jūs suprantate apie teisingumą? Mhm. Gal paaiškinsi mums nesuprantantiems, kas yra teisingumas? Jūsų suvokimas gėrio, blogio. Jūs mumise matote tik blogį? Ne, jūs esat progreso dalis. Be jūsų nebūtų progreso. Tai kas tavo manymu teisinga? Tu pripažinai, kad mes prisidedame prie tavo evoliucijos. Be abejo. Bet kiekvienas renkasi savo kelią. Viskas priklauso nuo to,
Iš kokio taško žiūrėsi? Aš nemanau, kad jūs esat nereikalingi, be jūsų nebūtų, kaip sakiau, progreso, nebūtų galimybės atskirti, kas yra gėris, kas yra blogis, kas yra tamsa, kas yra šviesa. Dualumo nebūtų. Viskas yra reikalinga šitam pasauliu, dualiam. Jisai šypsosi. Dar vienas demonas Jisai, filosofas. jisai laiko, jis vizualizavo savo rankose butelį Nalivaika. vyno, vyno raudono butelį. Mhm. Ir ką? Jisai siūlo tau. Man siūlo? Tam, kuris negeria alkoholio? Oi, ne tam siūlai, aš jau savo Jisai bando tau išgėriau. priminti. Aš jau savo atsigėriau, užtenka. Ne tik šitam gyvenime ir dar prieituosi. O mes buvome susitikę. Aš net nebejoju. Čia tu turiu menį praeitą gyvenimą? Tavo atmintis grįžta. Turėjau progos pasižiūrėti į šitą gyvenimą. Praeitą. Kažkaip nelabai gerą įspūdį jis man paliko. Tai tavo pasirinkimas. Aš padėjau. Tai gerai, kad laiku baigėsi mano gyvenimas. Ir šitam gyvenime jau antros klaidos tokios nebedarau. Jisai šypsosi. Gerai, demonas. Smagu su tavim pasikalbėti buvo. Ar tu irgi nebūsi kartais filosofas? Čia jūs taip vadinate. Mhm. O kaip tu save vadintum, kuom užsiemi? Pilstai visiems taureles? Tai vienas iš mano darbelių. Gerai, demonas. Onos bilaukė turi ką nors palikęs? Ne, jisai nespėjo. Jis tiesiog pasimėgavo. Gerai, tada gražinsim tamsią energiją ir dabar gražinsim visą tamsią energiją, kurią Ona gavo iš interferentų. Galėjo gauti iš jų, grįžta jiems atgal. Grįžo. Šiek tiek tamsos energijos. Baigėsi reversas. Baigėsi. Ir ant kanalų uždedam auksinį tinklelio filtrą. Yra. Į reverso tvarką Ona susigrąžina švarę ir šviesią dievišką energiją. Atgal eina dieviškoji švari savo energijos šeimininkė, susigrąžina viską savo atgal. Grįžta jai nedidelis kiekis oranžinės energijos iš antrosios čakros. Netgi geltonos energijos šiek tiek. Demonas. Ties ta energija, kaip pasakiau, jisai paminė žodį valia. Čia turiu omeny su raudona energija susijusi. Valia tai yra Oranžinė ar ką? trečiosios čakros. Valios išreiškimas. Geltona. Manipuros čakros. Mhm. Baigėsi reversas. Tiesiog jisai bandė dar perduoti, parodydamas tą situaciją. Tipo, reikia stiprinti valią ir kad geltonoji čakra būtų aktyvesnė ir atsispirti pagundoms. Ne pagundos. O kaip tu pavadinsi tai? Jūs, žmonės, dažnai elgiatės pagal savo įsitikinimus. Dažnai darote tai, ko nenorite. Ko nori aplinkiniai, visuomenė, sistema. Sistemos, žmonės. Mhm. Ir nedrįstate, nemokate pasakyti ne.
Nu, turim tokią bėdelę. Atsijuokis. Gerai, demonas O lervų. kas jūs išmokys? Nu, taip. Tai dabar tu nori pasakyti, kad jūs esat geradariai, nes mus mokinate. Gali pavadinti ir tai. Šaunuolis demonas, šaunuolis. Nereikia man pagirų Ir tavo. kaip jautiesi? Po kelius savo pasilik sau. Pakelius. Nenori būti šaunuolis. Geras nenori būti giriamas. Nereikia man tavo aukštų vibracijų. Nereikia. Gal Jis net nusipurtė. reikia meilės, dar energijos pasiūsti. Pasilaikyk ją savo. Nu, kaip nori, aš pasiūliau. Linksmas esi. Linksmuolis, jo. Demonas lervų yra šitam bilaukė? Ne. Nėra. Per mažai negatyvo, kad lervos atsirastų. Mhm. Sinchronizuoti spėjai? Nespėjau. Gerai, tada atliksim kontrolinį patikrinimą. Tikrink. Atsiranda visi nematomi ir paslėpti kanalai, taip pat visi lydins nematomi ir paslėpti davyk virš narvo to, kuris atsakingas už tai. 1, 2, 3. Švaru. Gerai tada. Ir tada aš prieinu prie onos ir uždedu jai ranką ant peties ir duodu energijos dideliam milijonų hercų impulsui suformuoti ir atjungti kanalą. 1, 2, 3 smūgis. Atsijungia kanalas. Gerai, tada atsidaro portalas į galaktikos branduolį ir kanalas iškeliauja į perdirbimą į pirminę švarę energiją. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Nori emocinio fantomo? Žinoma. Žinom. Puikus pašnekovas buvai, tai gausi. Ir dar pridėsim prie emocinio fantomo biškai kruopelytės meilės. Nereikia man tavo meilės. Gerai. Išeina onos emocinis fantomas. 1, 2, 3. Ir į šį fantomą ona projektuoja visą savo negatyvės programas, negatyvės vibracijų energiją projektuojasi emocinėme fantome. Išėjo kamuoliukas. Ir klausim onos subtiliosios kopijos, ar ji pasirengus numesti šią energiją. Taip, pasirenkus. Ir šitas emocinis kamuoliukas keliauja demonui į narvą. Jisai pagavo. Jisai tikrinai. Ar nepridėjau meilės? Šypsosi. Nebuvo komandai žodžio pridėti meilės. Meilė mums patiems reikalinga, demonas. Jisai juokiasi. Jis perduoda kažką panašaus, kad kaip mūsų frazė pasitikėk, bet patikrink. Jisai prarijo. Apsilaižė. Gerai, demonas. Pasirengęs išeiti? Pasirengęs. Tu daugiau šito biolauko negrįžti. Susitarėm? Sutarėm. Ir atsidaro portalas apačioje prieš laikrodžio rodiklį ir demonas pasiima viską, ką atsinešė ir iškeliauja savo egzistavimo plotmę. 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom Pamojavo dar tą. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Ir statom ugninę pentagramą. Atlikta. Linksmuolis.